senukas, su kepuraite, su snapeliu, dideliais akiniais. Storu stiklu. Sako, tu tokia graži, tokia jauna, ar nebijai stabdyti mašinų? Aš tokį siaubą pajaučiau viduje. Aš nežinau, kas darosi, bet aš supratau, kad aš padariau blogai. Jis man dar sako, čia man reikės statybinius tam tikrus instrumentus iškrauti, tai mes truputėlį nuvažiuosim čia, užsuksim. Bet čia labai netoli nuo kelio. Ir aš tuo metu atsisuku pasižiūrėti ant tos užpakalinės sėdynės, kokie bus instrumentai, kuriuos jam reikės iškrauti. Ir aš pamatau kirvį ir mėlyną virvę. Ir man tokia mintis buvo, ką daryti. Aš kažkodėl nutariau, kad reikia įjungti kalbėjimą. Ir pasakojau, kokia vaikystė buvo, kaip buvo nelengva. Jis taip pradėjo domėtis manimi, taip apžiūrinėjo kažkaip įdomiai. Ir aš sakau, šiaip tai man yra labai sunku, nes mane paliko vyras su vaiku, mano sūnui, sakau, 8 metai. O tai kur tavo vaikas? Sakau, pas tėvus šiuo metu, kaime. O tai kas buvo, kaip čia tave paliko? Aš, sakau, draugė nuviliojo. Ir jisai pratrūko visokiais žodžiais. Moteris vadinti, jo šiokios tokios anokios. Tai galėtum važiuoti autobusu. Ir aš sakau, todėl, kad aš sutaupysiu pinigėlių už bilietą. Ir aš sakau, galėsiu vaikui nupirkti saldainių. Ir su tokiom istorijom mes važiavom. Ir mes nepajutom, kai atsiradom netoli Elektrėnų. Aš sakau, o tai jūsgi žadėjot užsukti? Ai, tai aš kitą kartą užvešiu tuos instrumentus. Ir va taip mes atsiradome prie Elektrėnų stotelės, sustojome. Ir jo tie žodžiai paskutiniai ištarti man. Bet nepamiršk, už tuos pinigus nupirkti sūnui saldainių. Kurios būtum išleidusi ant autobuso. Jo, ir daugiau niekada nevažinėk. Nes žinok, yra labai blogų žmonių. Aš išlipau ir jis nuvažiavo. Aš atėjau į stotelę ir atipriejusi pamačiau lapo popierius priklijuotą, kad yra dingusi Gerda Šatraitytė. Aš realiai supratau, kad greičiausiai jinai tranzavo. Ir po to neužilgo atsirado laikraščiuose antraštės, kad yra atsiradęs pakelių maniakas. Kai jį suėmė, įrodė, spausdino jo nuotraukos laikraščiuose. Kai aš jį pažinau, man buvo šokas. Daugelį metų prakankino tas klausimas, tai kodėl jis manęs nenužudė? Greičiausiai esu dėkingiausia savo sūnų. Nes jis žinojo, kad aš turiu sūnų ir kad vaikas liks be mamos. Praėjo daug metų, bet jisai jūsų nepaleidžia. Jis pavogė dalelę mano sielos. Ta kažkokia kaltė kaip skola prieš tas kitų aukų artimuosius, kad, man labai gaila, kad, taip išėjo, kad aš likau gyva. Kaltės jausmas, kad likot gyva. Taip. Paleiskit. Jis nevertas nei vienos jūsų gyvenimo sekundės būti su jumis. Auksiniai žodžiai. Labadiena, šiandien skandalinga išpažintis yra išskirtinė tema. Prieš daugiau nei 25 metus visą Lietuvą sukrėtė žmogžudystės, kurias įvykdė pakelių maniakas. Vėliau išaiškėjo, kad tai yra Kazys Jonaitis, gimęs Kauno rajone, bet gyvenęs šalia Trakų. Ir
Buvo nužudytos 3 moterys. Aukų pareigūnai sako, kad galėjo būti daugiau, dėja nepavyko išaiškinti, viena mergina pavyko pabėgti ir išsaugoti gyvybę. Šią temą norime paliesti vėl iš naujo dėl to, kad prieš mane sėdi Lina, kuri taip pat galėjo būti jo auka. Taip. Praėjo daug metų, bet Taip. jisai jūsų nepaleidžia. Kodėl? Jis pavogė dalelę mano sielos. Ir gyvenimo paties. Taip. Nes praėjo daugiau negu 25 metai, 25,5 po tos tokios lemtingos dienos, kai mūsų likimai susikirto, tą labai gražią birželio pradžios dieną. Tai buvo labai graži diena. Saulėta. Žydras dangus. Ir aš tą dieną turėjau vykti iš Vilniaus pas tėvus į Elektrėnus. Beje, kiek bus metų buvo tuo metu? Man tuo metu buvo 27 metai. Kadangi jau buvo prasidėjusios vasaros atostogos, tai 8-metis sūnus tuo metu buvo pas tėvus kaime. Ryte aš atsikėliau, vyras primiktinai dar pasakė, tik važiuok autobusu. Jūs tranzuodavo tuo metu, ne? Taip, atėjau, atsistojau, užėmiau poziciją. Tuo metu aš pastebėjau, kad gretimais, kad tokia kaip parduotuvė, aikštelė ir iš jos atvažiavo automobilis, užsidegė raudonas šviesoforas, visi automobiliai stovėjo, laukė žalia šviesos ir įsijungus žaliai šviesai raudonas automobilis, tai man atrodo Volkswagen Passat berods buvo, jis labai stipriai rovė į priekį, dideliu greičiu atlėkė iki manęs, aš dar taip pasižiūrėjau. O jūs kėlėt ranką, transavot? Taip. Nu, nes jau iškėlė. Automatiškai tiesiog būdavo tuo metu. Jo. Ir jisai privažiavo, aš taip pasižiūrėjau, Dieve, tokia lupena ta mašina. Ir atidariau automobilio dureles. Ir man pasidarė negera. Aš pamačiau to žmogaus veidą, aš pamačiau jo akis ir šypseną. Bet ta šypsena buvo tokia kraupi. Kažkoks senukas, su kepuraite, su snapeliu, dideliais akiniais. Storu stiklu. Mane tiesiog kažkokia tai tokia šalta ledinė baimė sukaustė, aš jau nebenorėjau lipti į tą automobilį, kai jis tuo metu, aš dar pasakau, Elektrėnai, jis, jo, lip greičiau, nes matai, čia mašinos iš paskos atvažiuoja ir mane kažkokia jėga įtraukė į tą automobilį. Nenori, bet vis tiek. Jo, nes tu turi klausyti vyresnio žmogaus, taip, nu. Ir aš įlipau tą automobilį, aš uždariau dureles ir mane apėmė klaiki baimė. Aš tokį siaubą pajaučiau viduje, kol mes važiavom į tą kalną. Aš nežinojau, kas darosi, bet aš supratau, kad aš padariau blogai. Kažkokia nuojauta vis tiek, ne? Taip, man net tiesiog atrodo, tai buvo karšta, graži diena, šilta, bet mane stingdė. Aš jaučiu, kaip mano kūne tiesiog kraujas stingsta, šala. Ir turbūt įvykiams užbėgant už akių reikėtų pasakyti, kad tuo metu apie šitą Kazį Jonaitį jokių žinių dar niekas nežino. Nebuvo jokių žinių, jokių absoliučiai dar naujienų, kažkokių tai tokių neramių. Man kilo noras iššokti iš automobilio. Jūs neprašėt, kad paleisk mane? Jis labai greitai važiavo. Kaip atlėkė, taip ir toliau lėkė. Taip, jisai taip paspaudė gazą, jis lėkė ir aš labai norėjau iššokti iš automobilio, aš dar pasižiūrėjau, kad iš paskos važiuoja mašinos, aš galvoju, aš iššoksiu iš mašinos, galiu patekti kitam automobiliui po ratais ir pagal greitį aš suvokiau, kad galiu ir susižaloti. Ir man tokia mintis buvo, ką daryti. Toksai. Ir jau užvažiavus ant kalno, jis pradeda klausinėti, sako,
tu tokia graži, tokia jauna, ar nebijai stabdyti mašinų? Aš jam sakau, aš labai bijau stabdyti mašinas. O šiaip tai sakau, nesu aš tokia jauna, man 30 metų, jis, oi, bet kaip tu gerai atrodai čia. Nu tai taip, tokia 46 kilogramų, smulkutė, mažytė, blondinė. Jis taip pradėjo domėtis manimi, taip apžiūrinėjo kažkaip įdomiai. Ir aš sakau, šiaip tai man yra labai sunku, nes mane paliko vyras su vaiku, mano sūnui, sakau, 8 metai. O tai kur tavo vaikas? Sakau, pas tėvus šiuo metu, vat, kaime. O tai kas buvo, kaip čia tave paliko? Aš, sakau, draugė nuviliojo. Ir jisai pratrūko visokiais žodžiais moteris vadinti, jo šiokios tokios anokios. Tai aš likau viena su vaiku ir man labai sunku gyventi. Ir su pinigais šitai, sakau, sunku. Ir vyras. Bet juk taip nebuvo, jūs čia kūrė tą istoriją, mane? Tuo metu ar buvo? Tai buvo. Vai, tai buvo. Tai buvo, tai tikrovė buvo. Ir aš jam sakau, tai galėtum važiuoti autobusu, kodėl autobusu nevažiuoji? Ir aš sakau, todėl, kad aš sutaupysiu pinigėlių už bilietą ir aš sakau, galėsiu vaikui nupirkti saldainių. Ir po to vyksta toliau mūsų ta kelionė. Ir aš sakau, šiaip tai ne kažkai ir labai graži. Nes, sakau, mano mama, kai gaudavo blogus pažymius, sakydavo, kad pasižiūrėk, į ką tu panaši, blogai mokaisi, tu net prostitutė negalėsi dirbti. Taip, mamas. Nes vyrai ant tavęs nelips. Ir tu dviesi iš bado. Ir toliau mūsų visas tas pokalbis vyko. Jis man dar sako, čia man reikės statybinius tam tikrus instrumentus iškrauti, tai mes truputėlį nuvažiuosim čia, užsuksim. Bet čia labai netoli nuo kelio ir aš tuo metu atsisuku ant užpakalinės sėdynės, pasižiūrėt, kai jis taip ranka mostelėjo, aš atsisuku pasižiūrėti ant tos užpakalinės sėdynės, kokie pasi instrumentai, kuriuos jam reikės iškrauti. Ir aš pamatau kirvį. Labai daug visokiausių rakandų kažkokių, tai, automobilis aplamai buvo labai purvinas, visas murzinas toks. Ir mėlyna virvė tokia, kaip sintetinė, galima sakyti. Daug visko buvo, bet kirvis tai grinai už manęs buvo. Visos tos mūsų kelionės metu jisai nebepasuko į mane daugiau galvos. Visą laiką kalbėdamas, jis žiūrėjo kelią, tiesiog nepalaikė akių kontakto, aš visi jį pasisukdavau, buvo užsimaukšlinęs snapelį, tiesiog taip ant akinių. Jo, kad kuo mažiau aš jį žiūrėčiau. Ir apie visą gyvenimą, aš kažkodėl nutariau, kad reikia įjungti kalbėjimą. Ir pasakojau, kokia vaikystė buvo, kai buvo nelengva ir kad kaimynas pas mus ten, aukštų žemiau gyvenantis, ten užpuldinėdavo grįžtančią iš mokyklos. Tiesiog pradarai duris, įeini laiptinę, atsidaro liftas ir jisai liftą čiupdavo mane, įtraukdavo į liftą ir, grabaliot pradėdavo. Tai aš ten su juo grumdavausi, prigazdindavo, bijodavau. Taip pat dar paauglystėje buvau susidūrus irgi su tokiu panašiu iškrypeliu, kuris po to ir sėdo.
Ir aš bijodavau mamai, tėvam pasakyti, nes jis prigrasindavo, kad manęs niekas neras. Vaikas esate Taip, tuo metu ir ir- automatiškai. Jo, bet tas užpuolikas tai tik metais vyresnis buvo už mane. Jo. Ir su tokiom istorijom mes važiavom. Ir mes nepajutom, kai atsiradom netoli Elektrėnų. Pravažiavo tą vietą, kuris turėjo užsukti. Jis dar pačioj pradžioj užsiminė, kad duos man laišką paskaityti, bet aš jam tiek užkalbėjau dantis. Kokį laišką, apie ką? Kažkokį laišką. Ai, tiesiog. Jo, jis sakė, aš, tau duosiu laišką paskaityti, bet taip jisai to, sakau, jūs laišką, jis, tas laiškas. O po to, sakau, kai mes jau buvom visai netoli Elektrėnų, aš sakau, o tai jūsgi žadėjot užsukti, jis, tai aš kitą kartą užvešiu tos instrumentus. Ir va taip mes atsiradome prie Elektrėnų stotelės, sustojome, aš išlipau ir jis nuvažiavo. Ir aš žiūriu, kad jisai važiuoja į Elektrėnus. Užkylau Taip, ten tuo tiltu. Kai išlipau iš automobilio, mano kojos, tiesiog vos laikė mane. Jo, aš stovėt galėjau, bet jos linko per kelius kaip guminės, aš negalėjau paeiti. Ir ta baimė buvo išlikusi iki tol visą kelionės metu, ne? Taip, visą kelią. Tiesiog aš jaučiausi tikriausiai kaip pelė patekusi į spastus. Ir va tie spastai, kai atsidarė, kai aš iš jų išėjau, aš negalėjau patikėti tuo, kad aš išsilaisvinau. Bet juk nieko blogo nebuvo tuo metu realiai pagalvojus. Ne, nebuvo nieko blogo. Ir aš kai pamačiau, kad jisai užvažiavo ant tilto, pasuko ir nuvažiavo atgal į Vilniaus pusę. Aš stovėjau ir žiūrėjau ir bandžiau suprasti, kur jisai važiavo. Kodėl jisai apsisuko? Man toks buvo didelis klaustukas, aš taip bijojau eiti per kelią, nes man tokia jausmas buvo, kad jisai sugrįž. Nes link tos pusės eiti turėjo. Taip, aš turėjau pereiti kelią. Ir tada maždaug po 1,5 mėnesio man reikėjo važiuoti į Vilnių. Aš atėjau į stotelę. Tas namukas toksai. Taip, būdelė pavadinkime. Taip, būdelė. Ir atipriejusi pamačiau lapo popieriaus priklijuota, kad yra dingusi Gerda Šatraitytė. Aš realiai supratau, kad greičiausiai jinai tranzavo. Ir po to neužilgo atsirado laikraščiuose antraštės, kad ir Eglė dingo iš Vievio. Ir po to apie Jurgitą, kad dingo. Ir vis rašydavo, kad greičiausiai yra atsiradęs pakelių maniakas. Kai jį suėmė, įrodė, spausdino jo nuotraukos laikraščiuose. Ir kai aš jį pažinau, kada jau pamačiau pilnai veidą, su ta kepuraitė, ta žvilgsnis man buvo šokas. Aš negalėjau atsigauti. Tas jausmas, tas suvokimas, kad aš kartu su juo važiavau, kad aš turėjau būti nužudyta ir kodėl mane daugelį metų prakankino tas klausimas, tai kodėl jis manęs nenužudė?